Ar žinai, kas yra geriau nei Balis? Kelionių agentūra Makalių siunčia jau ten keliautojus, vietiniai žvejai, alyvmedžių giraitės, ryte kava savame balkone su vaizdu į Turkijos spalvos įlanką. Įsivaizduok, diena prasideda nuo jūros šnabždesio, cikadų grojimo, vėjas nešioja alyvmedžio kvapus, o akmeninis senamiestis atsiveria tau tyliai be minios. Tai Korčulo sala. Pasakojama, kad čia gimė Marko Polo. Gotikiniai bei renesanso stiliaus rūmai mena Venecijos laikotarpį. Senamiestis apsuptas gynybinės sienos bokštais. Kiekvienas akmuo turi savo istoriją. Receptai čia gyvi kaip ir pati sala. Unikalus salos vynas, senoviški vynuogynai, alyvuogių aliejus, naminiai pyragai, duona pagal autentiškus receptus, autentiški žuvies ir jūros gėrybių patiekalai. Vietiniai turgūs siūlo ne tik maistą, bet ir bendravimą, kvapus ir pojūčius, kur pažinsi tikrąjį Kroatijos rykmetį. Dieną jūsų laukia kelionės per alyvmedžių giraitės, vynuogynus, jaukias eivankėles su vietiniais gėrimas, degustacijomis. Rifai, paplūdimiai, nardymas, plaukiojimas jachtomis, katamaranais, pasivažinėjimas bagiais. Vakare vietinio gėrimo taurė užeigoje senamiesčio skersgatvyje. Tai gyvenimas be streso, su pilna širdimi. Turtas čia ne tik akmeninė siena ar terasa su vaizdu į jūrą. Tai senosios kultūros, įkvėpimas ir prabanga. Jeigu ieškai autentiškos salos, skaidrios jūros, tylos, atsipalaidavimo ir prabangos viename, Korčulo sala yra tai, ko ieškai. Sek mane, jeigu nori sužinoti daugiau apie salas Kroatijoje, jeigu domina nekilnojamas turtas Kroatijos salose, parašyk man. Galbūt tavo svajonė išsipildys.